Kas iš jūsų bent kartą per savaitę pagalvojate, bus greičiau, jeigu padarysiu pats? Spėju, kad rankų būtų miškas. Ir greičiausiai jūs esate teisūs, būtų greičiau. Tik šį kartą. Kiekvieną kartą, kai mes perimam iš komandos nario užduotį, pateikiam atsakymą ar galutinį sprendimą, mes ne tik sutaupom laiko, mes mokom savo komandą vieno dalyko. Jeigu kils problema, ateik pas vadovą. Jis pagalvos, jis nuspręs ir prisiims atsakomybę. Tai nereiškia, kad nuo šiol neturite padėti savo komandos nariams. Klausimas, kaip padėti taip, kad žmogus pokalbio išeitų su daugiau aiškumo ir prisiėmęs atsakomybę, o ne su dar vienu vadovo atsakymu. Tai vienas iš dalykų, kuriuos mokysimės atpažinti ir keisti programoje Coachingas kaip lyderystės praktika organizacijoje. Vadovui mokymasis ir augimas nėra veikla, kai liks laiko. Tai būtina kiekvieno vadovo darbo dalis. Šį rudenį tik 15 vietų ir jūs galite būti vienas iš tų 15 vadovų, kurie pradeda savo pokyčių kelionę. Kviečiu prisijungti, visą informaciją detalesnė poste. Iki.